esu Marius Urbanavičius, vyresnysis mokslo darbuotojas ir šiuo metu mes esame vandenilio energetikos technologijų centre. Tai yra vienas iš padalinių egzistuojantis Lietuvos energetikos institute. Pagrindė mūsų veiklos siejasi su laboratorijos pavadinimu, žinoma, tai yra žodis vandenilis. Vandenilis visada buvo aktualus tiek pramonėje, tiek moksle, tiek energetikoje. Tačiau šiai dienai jis įgauna dar didesnį aktualumą, kadangi, kaip žinome, Europa keliauja link tapimo CO2 neutralių žemynų. Tad vandenilis yra neatsiejama dalis nuo kelio link tvarios, žalios energetikos. Ir tai ypatingai svarbu yra pramoniai. Tai įeina tiek trąšų gamintojai, tiek naftos produktų perdirbėjai, chemijos pramonės, kitos šakos, plieno pramonė ir panašiai. Tai šios srityse dažniausiai naudojamas vandenilis ir šiai dienai aktualu, kad jisai taptų žalias, vadinasi, vandenilis turi būti gaminamas neišmetant CO2 į aplinką. Tai yra naudojant žalią energiją ir taikant elektrolizės principus. Tad laboratorijos veiklos tuo ir siejasi, kad mes tyrinėjame medžiagas skirtas šiai tvariai energetikai. Patys atliekame šių medžiagų sintezę, testuojame jas, atliekame išsamius cheminius, struktūrinius, morfologinius tyrimus ir panašiai. Kalbant apie šitą mūsų kryptį, mes dirbame ties tarptautiniais projektais, ties nacionaliniais projektais ir projektuose visat svarbu turėti partnerius, tad verslas yra neatsiejama to dalis, kadangi bet kokia idėja ateinant į projektą jinai turi draugauti su verslu, nes idėja negali tiesiog nugulti stalčiuje, jinai turi būti aktuali taip pat ir visuomeniai ir teikti tą socialinę naudą. Tad verslas geriausiai žino, ko jiems reikia. Tai viena dalis, ką mes darome. Taip pat mes kuriame įvairias medžiagas, įskaitant dangas, kurios atlieka funkcinės savybės, kurios gali suteikti tam tikras tribologinės savybės ant įvairių paviršių. Na ir atliekame smulkesnius, sakykime, tokius darbus, kuomet pramonė atsineša įvairius savo bandinius, sakykime, ir nori sužinoti, iš ko susideda bandinys, kokios to bandinio paviršiaus savybės, turinės savybės. To pasėkoje atliekame įvairius, sakykime, struktūrinius cheminius tyrimus. Teikiame pramoniai taip pat ir ekspertinės paslaugas, konsultuojame jos, teikiame mokymus būtent vandenilio energetikos sektoriuje.